pastatytas toksai, žinot, kaip miestelis autentiškas. Labai daug, dar sik pasikartoju, gražių erdvių, tokių jaukių, kur tu tikrai randi, kur norėtum pabūti. Kepyklėlė. Fainai, ar ne? Lyg koks Viduržemio jūros miestelis. Žaidimų kambarys. Vaikų pasaulis. Mažiukų kalneliai. Ir iš tikrųjų mažiems vaikučiams tai čia yra ką veikti. Ir labai fainai tai, kad baseiniukas yra dengtas šešėlyje. Vaikų rojus, iš tikrųjų, mažiukų vaikų ir didesnių vaikų rojus. Keturių 6 metų vaikučių miego kambarys. Žiauriai fainai. Mažučių nuo 1 iki 3 metų miego kambarys. Labai jaukiai, tokias gražios spalvos. Vystymo kambarys. Mažylių restoranas. Pažiūrim, ką maitina vaikus. Sultis, jogurtukai, pyrelės, dietinis maistas, vaisiai. Labai fainas. Čia lauko aikštelė. Yra ir tokie kambariai, kur negaliu dabar eiti, žaidžia vaikai, kur vaikai gali būti dantis, tai ten yra žmogaus manekenas ir vaikai gali taisyti dantis kitiems. Ir karstinių. Ir šitoj nuostabioj vietoj vaikų rojo ir va čia yra viskas įskaičiuota išskyrus auklę. Auklė kainuoja 30 € valanda. O vaikų klube tėvai be vaikų gali būti nuo 4 metų. Tikrai pakankamai geras akvaparkas. Gultai medžiaginiai yra ir po tokiam vastoginiam. Galite rinktis ir po skėčiais prie baseino. Šita kabana labai tokia faina. Kabana tai ta pavėsinė, privati, su aptarnavimu 125 € diena. Dabar snack baras, o šiaip a la carte restoranas, jis yra įskaičiuotas į kainą. Labai faini tie barai tikrai, jeigu atostogaujat, nevenkit, rinkitės. O kabana paplūdimyje pavėsinė 100 €. Tai kur anksčiau 125, kur arčiau jūros 100 €. O čia dabar iš kairės pusės nuo paplūdimio, gilyn į teritoriją, einam į vilų zoną. Jeigu žiūrėti iš registratūros, tai vilas yra dešiniai pusė, nuo jūros kairėje. Nuo tų gėlių kvapas tai nerealus. Ela Excellence viešbučio vila. Nu, jau čia tai tikrai labai faina.
Vila. Vienas iš miegamųjų vilas. Be abejo, kiekvienas miegamasis turi savo vonios kambarį. Laiptai ant aukšto ir čia yra paveikslas, kuris yra sukurtas rankomis. Ir visi paveikslai esantis čia yra siuvinėti rankomis. Geras. Vienas iš miegamųjų antram aukšte. Tai čia netgi va tokios pasisėdėjimo zonos aukščiau fainai. Na va, čia irgi paveikslas siuvinėtas rankomis ir pagalbas. Vilos antrame aukšte. O, privatus hamamas. Nice. Ir netgi senas. Nu, geras. O čia svetainė. Hyatt restoranas pusryčiams, pietums ir vakarieniai. Pusryčiai nuo 7, vakarienės iki 9:30. Maistas Elai tikrai fantastiškas, labai geras. Restoranas didžiulis. Dabar pietų metas. Be abejo, picos. Prašom, pasirinkite žuvies. Trys a la carte restoranai Leihaus. Šita zona žiemos periodui užsidaro. Visas viešbutis dirba visus metus. Ir prie vilų baseinai yra nešildomi. Nešildomi dėl to, kad dirba tik tai sezono metu, bet aišku, balandį reikėtų įsivertinti, kad gali būti šalta.